Labą dieną visiems. Sveiki gyvi. Mes ir vėl eterį. Čia kol ruošiamės dar pusę valandos pasiruošiam. Kas darot eterius, tai žinot, kad netaip yra paprasta jau surasti gerą vietą, kad nebūtų šalta, kad nebūtų karšta, kad nebūtų daug žmonių. Nu, žodžiu. O? Nu gerai, jau dabar vaizdelis gerai, tau tinka? Ja. Šimką ar savrašau. Tink, aš pažiūrėjau. Va. Ir dabar visai gražiai, kai tik saulė biščiukai išlindo, mes čia kai vaikščiam buvo šalta, realiai mums buvo šalta, gal sušalsim, bet darydami. Bet pasirodo, kad viskas gerai. Tai mes šiandien sugalvojam pašnekėti tema apie viršsvorį. Ne tai, kad svorį, iš papradžių atrodo svoris, bet svorio nereikia mesti. Mesti reikia viršsvorį. Tai mes turim klausimą ir jį apkalbėsim, būtent tą klausimą. Tai aš turbūt iškart skaitau klausimą. Gerai. Kokios galimos meilės savo formos metant svorį? Jau vien svorio prieaugis rodo nemeilę savo ir asmeninės problemas. Dabar tvarkausi su svoriu ir jau sėkmingai praėjo mėnuo. Atrodo sėkmingai ir kryptingai judu. Tačiau kaip nepamesti šio kelio ir į pagalbą, kaip įrankį pasitelkti meilę savo, nes pilno pasitikėjimo savimi nėra. Atrodo numesiu svorį ir gyvenimas nustačys kitomis spalvomis. Dabar atrodo, kad nuo pasaulio slepiuosi. Va, įdomus klausimas. Geras klausimas, jame galima nemažai pamatyti ir kas man šiuo momentu, čia kol Tomas dar užsiėmęs, kas man yra įdomu, kas man patraukia mano dėmesį, tai yra paskutinis sakinys, atrodo numesiu svorį ir gyvenimas nustačys kitomis spalvomis. Dabar atrodo, kad nuo pasaulio slepiuosi. Galit pastebėti ir savo kalboje ir tą galit padaryti tik tada, kai stebit iš tikrųjų savo kalbą, nes dažnai žmonės gyvena nesąmoningai ir jie kaip garsiai. Ir jie nemato to, ką kalba. Ir ne tik, kad nemato ir nesuvokia esmės, prasmės, kas yra kalbama, tiesiog vyksta automatinis kalbėjimas, automatinės reakcijos iš automatinių programų. Viskas vyksta automatu. Ir galit pastebėti tos vartojamus žodžius ir labai dažnai, kai manęs klausia kokio nors klausimo, labai dažnai ten skamba žodis atrodo. Atrodo, atrodo, atrodo. Nes viskas tik tai atrodo ir mūsų gyvenimas yra, mums atrodo tik tai viskas. Atrodo tikra, atrodo rimta ir atrodo. Tai va dabar čia irgi moteris, turi tokią idėją, kad numetus viršsvorį gyvenimas nusidažys kitomis spalvomis. Iš vis atrodo pasikeis gyvenimas, jis bus kitoks negu jis yra dabar. Ir jai atrodo, kad tai bus ir jinai dėl to tai siekia. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad netgi yra negeras tikslas gyvenimo pakeitimui mesti svorį. Jis kažkaip dalinai tavo savijautą pasikeis, bet tavo gyvenimas tai, gal vėlgi iš kitos pusės pasikeitų savijautai. Ir dabar klausimas, kodėl ta savijauta pasikeis. Ar jinai pasikeis dėl to, kad atrodysi lieknesnė, tavo rūbai gražiau atrodys ir galbūt labiau trauksi praeivius, vyriškius, aišku, nes moteris, kažkaip, nežinau, man atrodo, kad čia dėl vyrų yra daroma vis dėlto. Labiau ir kad jų žvilgsniai būtų traukiami, kad jie žiūrėtų į tave, žodžiu, geistų tavęs, kažkas tokio. Ir dabar nusimečiau nuo tos minties, ką norėjau pasakyti. Žodžiu, esmė, kad kaip tas gyvenimas gali pasikeisti. Geriau jausies, kad kiti kitaip tave žiūrės. Čia gal aš ne nuo pradžių tai pradėjau, bet nesmė. Gyvenimo pakeitimo ir iš tikrųjų tas gyvenimas gali pasikeisti. Kaip gali pasikeisti? Ir čia viskas labai sąlyginai yra priklausomai nuo to, vėlgi, kiek moteriai metų yra. Kokia jos yra patirtis jau šiame gyvenime. Pavyzdžiui, jeigu jie yra 40, jinai buvo ištekėjus, jinai turėjus vaikų jau. Būti vėl lieknai, kaip neturėjusi vaikų, iš vis kokia yra prasmė šitą daryti. Nes vėl traukti kitų žmonių vyrų žvilgsnius tam, kad tu būtum geidžiama, tam, kad tavęs norėtų, o kam tavęs turi norėti? Tam, kad įvyktų seksas ir kad paskui galų galėtų gimdytum vėl vaikus.
o tau, pavyzdžiui, 40 ir tu vaikų nežadi gimdyti. Aš jokių būdų nesakau, kad jeigu tau 40, tai tu turi sėdėti, aptukti lašiniais ir, žodžiu, ir nebenorėti sveiko kūno, nes aš labiau orientuočiausi ne į kažkokias tai formas ar standartus, o kad tas kūnas būtų sveikas ir jis neturėtų viršsvorio. Daugiau kokias ten jo proporcijos, kokia yra krūtinė dydžio, koks užpakalis dydžio, koks liemuo dydžio, tai nedaro skirtumo. Skirtumą tai daro tik tai, kada mes esam jauni ir kada yra poravimosi metas, kada yra pats tas poravimosi metas, vaikų gimdymo metas, žodžiu, tada tai yra labai svarbu, kad tave pasirinktų, nes viršsvorio turinčios moteris, kodėl jos yra negeidžiamos. Todėl, kad vyrams pasąmoningai jos jau atrodo kaip nėščios. Ir vyrams nėščios moteris yra nepatrauklios, nes jinai jau yra užimta, jau jinai nešioja kažkokio tai kito vyro palikuonį. Ir todėl jam ta moteris negali būti įdomi, nes tiesiog natūraliai. O jaunos, ypatingai vyrus domina, tai jaunos moteris, tai yra vaisingiausio amžiaus moteris, tai yra apie 20-30 metų. Tai labiausiai vyrams labiausiai patinka tokios moteris. Ir kada tu jau esi praėjusi kažkokį tai kelią, sakykime, tos dauginimosi kelią, vaikų jau turi, tau nebeturėtų taip rūpėti tavo formos. Nes jeigu dar vis rūpi, tai mes, kaip čia pasakyti, neteisingai suvokiam. Nes mes jau nebesuvokiam, kad mes jau einam į tą amžių, kada vyro tu nebegali dominti kaip patelė, kaip būsimų vaikų mama. Nes viskas, ten gali būti draugystė, gali būti seksas, gali būti bet tai jau ne apie dauginimas yra. Tai labai svarbu žinoti ir suprasti šitą dalyką. Man čia išsijungia. Taip. Tai apie tą atrodymą ir kad gyvenimas susidažys kitomis spalvomis. Čia vis dėlto reikėtų labai konkretizuoti vis dėlto, o kas pasikeis, kai aš numesiu tą viršsvorį. Ir vėlgi kalbėkit, ne numesiu svorį, man nereikia numesti svorio, man reikia numesti viršsvorį. Svorio nereikia, mes turim turėti svorį, kūnas turi svorį, jo nereikia mesti svorio. Jis turi būti numetamas viršsvoris. Tada jūs turite žinoti netgi, man atrodo, netgi gerai būtų žinoti konkrečiai, kiek to viršsvorio man reikia numesti, kiek tų kilogramų man reikia numesti, nes kitaip tai vėl pereinam į kažkokias tai nesąmonės, į kitą pusę, kur prasideda lygos visokios, bulimijos ir panašiai. Tai čia teisingai moteris pasakė, kad svorio prieaugis rodo nemeilę savo. Čia kaip pažiūrėsi, ne? Ta prasme, ta nemeilė savo, nes kai kas pasakytų, aš savo galiu leisti valgyti tas bulkas vakare ir, žodžiu, ir aš labai save myliu ir man yra tas pats. Bet viršsvoris yra svarbiausia, pirmiausia, tai yra ne tai, kad kaip atrodo žmogus, o viršsvoris yra sunku organizmui. Jam yra sunku su tais nereikalingais riebalais vaikščioti. Tai yra viršsvoris sunku sąnariams, ne? Jie ten daugiau dyla turbūt. Aplamai viskas yra sunku. Turintiems didelį viršsvorį žmonėms yra sunku kvėpuoti, sunku užlipti kelis laiptus, sunku bet kokia fizinė veikla. Ir po truputėlį ten, aišku, ir kraujagyslės visos turbūt Tai viskas širdžiai, organam yra bus. Vidiniam organam tas lajus viduje, ne, tas susidaręs, jisai yra absoliučiai nereikalingas. Ir visų pirma, tai yra fiziškai sunku. Tai aš sakyčiau, kad pirmiausia, tai turėtų būti atsižvelgiama į sveikatos būklę, o ne į kaip atrodai sveikatos būklė. Bet čia šitam klausime mes nematom iš tikrųjų, kodėl žmogus su to svoriu, žodžiu, kaip čia kariauja, nori jį numesti. Svorį. Aš irgi sakau svorį numesti, viršsvorį reikia numesti. Kaip nepamesti šio kelio? Jeigu tiesiog jumise ateina supratimas. Aš noriu viskas, jau pagyvenau su to viršsvoriu ir ateina laikas, kada ateina toks supratimas, kad reikia atsikratyti šito viršsvorio. Tai gal Tomas papasakos labiau, kaip jam atėjo tas suvokimas. Pas mane asmeniškai, tai kadangi aš viršsvorio niekada neturėjau, netgi nes čia būdama aš priaugdavau nedaug,
Aš net neprisimenu, kiek aš priaugdavau, bet nedaug, kad pagimdžius vaiką labai greitai man viskas atsistatė. O jeigu aš dar normaliai taip užsimčiau, sportuočiau ir taip prisižiūrėčiau maistą, tai iš vis galėčiau, gal ne kaip manekenė vaikščioti, bet kažkas tokio. Bet aš taip nedarau, nes man šito nereikia. Bet tuos, kurie jau yra papildomi tie kilogramai, jeigu jie užsideda, aš labai juos matau. Į man jie nepatinka. Tiesiog nepatinka man tie, tas apvalus pilvas. Jeigu jis yra per apvalus, man jisai kažkoks, man pačiai pradeda trukdyti tai. Nes aš jokių vyro aplinkinių nenoriu, man gimdyti vaikų nebereikia, aš jau šitą padariau, jau šitą atvaidinau, šitą rolę. Ir tai tiesiog dabar eina kalba tiesiog apie mane, kaip man pačiai patinka mano kūnas. Viskas, kaip aš noriu jį matyti pati. Ne tai, kaip jį mato, kaip jį žiūri kiti, o kaip aš jį pati matau. Tai tada, kai aš pamatau tą jau apvalėjantį, tai aš biškiuką pradedu vakarais nuo kokių 7 ten pasistengti nevalgyti, bet jie iš manęs juokiasi, nes aš vis tiek valgau. Tai reiškia, aš tik tai sakau, kad aš taip darysiu ir aš taip nedarau ir reiškia, nėra problemos. Kai tu nedarai, tai nėra problemos. Tai aš noriu duoti tau žodį. O tai aš taip ir prakalbėsiu visą laiką. Tai, kad tu prakalbėsi, nėra blogai, visų pirma. Kas Visa, kas liečia tą klausimą apie svorį, viršsvorį, čia kaip visą laiką tų sudedamųjų dalių yra pilna. Kiekvienam asmeniškai turbūt. Jo, tai reikėtų gal tokius kai žmogus koncentruojasi į tą kažkokią problemą, jis nebemato tų kitų sudedančiųjų dalių, ir kai tik ta problema viena tokia, tas toksai, nežinau, tas taškas toks vienas gaunasi toks didelis. Nebėra, jis gaunasi ir slegiantis to pačiu. Ką tu turi menį taškas? Aš apie tai, kad viršsvaris, viskas, viršsvaris. Ir supranti, kai tu žiūri kaip viršsvarį, taškas, problema, tu nematai tų papildančių, tokių palengvinančių kažkokių dalykų, kurie gali tau palengvinti supratimą, suvokimą, priėmimą to visos situacijos, arba netgi kovojimą, nusalgintą, dirbimą su tuo klausimu. Tai visą laiką reikia pasidomėti, kas tas yra per problema, kodėl jin kilusi yra, kas per dalykas tai yra. Pavyzdžiui, kas liečia su viršsvariu. Viršsvaris yra aplamai, pas mus genuose įdėtas toks dalykas, kaip atsargų kaupimas. Toksai dalykas. Ir anksčiau, ko skaitėsi, ko tu stambesnis. Kuo tu riebesnis, sakykime, tuo gali lengviau išgyventi kažkokios maisto nebuvimo periodus. Kažkokiuose genčiuose dar iki šiol yra taip. Tai tebėra, kuo storus, tai yra seksualus ir statuso. Moteris yra graži. Yra rylsuose, kur ant pilvo tigrą nusipiešęs toksai šoka, čia iš tų čia genčių, kur yra, kur ten tas seksualumas ir daug ką reiškia. Tai pas mus visų pirma, žinai, yra į genus tai įdėta. Jau, kad tai... Organizmo kažkokia reakcija. Viena iš tai tokių, kad kaupti riebalus blogiems laikams. Blogiems taip, nes čia yra standartinis visų gyvių žemėje, kas yra etapai, kad yra geresni laikai, tai daugiau lietaus, mažiau lietaus, tai išmoksta kaip lieto, kažkokių medžiagų kažkoks trūkumas yra, tada atsiranda kažkokios simbiozės tarp augalų ar dar kažką. Tai. Kad iš tikrųjų tas viršsvaris visų pirma, jis nėra blogai. Jeigu taip aplamai, tas nedidelis viršsvaris, jis nėra blogai, nes jisai kaip ir tave gali saugoti ir jis natūralus. Netgi tavo procesas, netgi natūralus gali būti tavo kūno procesas, bet tavo sąmoningų kažkokių bet tavo smegenų įtakos to psichosomatinių kažkokių prisidėjimų prie to. Tu gali būti laimingas, nestresuojantis, bet tiesiog tavo organizmas yra skirtas, toks yra genų sudėtis, kuri yra, mes apdovanosime šitą gyventoją lengvų svorio augimu. Gerai, bet, pavyzdžiui, tu galvoji, kad čia genais, ne? Bet, tarkim,
šiais laikais, ne, kai tu gyveni ne karo zonoje, ne, pas tave viskas yra gerai, tai organizmui nereikia kaupti riebalų. Šiaip tai įprastai, ne, paimkime. Jis nežino. Kaip nežino. Nu, jis nežino. Tu galvoji, kad yra geniškai, būtent, iš vis klausimas, ar yra toksai, žiūrėk, taip, organizmas gali būti prisitaikęs kaupti šitą, bet kai jis mato, kad nereikia kaupti ir visada yra maisto, jam nereikia šito kaupti. Nes, pavyzdžiui, pažiūrėt, nu, aš sutinku, kad yra genų, kad yra paveldimumas, bet pavyzdžiui, pasižiūrėti storumą ten, vat, mano moterų iš mano giminės, tai jos visos buvo putlios kaip ir, bet aš nesu putli. Tai kaip čia taip gaunasi? Pas tave dasimaišė iš tėvo pusės? Ir tik tai dėl to galvoji. Bet, pavyzdžiui, mano baba, kai jau buvo prie mirties, jau visiškai ir galbūt mažiau valgė, galbūt valgė kitokį maistą, jinai iš vis numetė svorį ir jinai buvo neliekna, bet jinai neturėjo viršsvorio. Ir labai įdomiai buvo, kodėl tas viršsvoris išėjo ant pat galo, jo nebebuvo. O šiaip visą gyvenimą vaikščiojo stora, buvo sunku su sąnariais ir panašiai, nes buvo tas viršsvoris, nes jinai tik tai valgė ir gulėjo, žinai. Buvo blogai su sąnariais, mažai judėjimo. Tai čia negali būti pateisinimas, gal taip sakykime. Aš matai, mano ta istorija, jis nėra apie pateisinimą. Aš čia plečiu ratą, kad gali būti ir šitaip. Nu gerai. Antras gali būti hormonai ir lygos gali būti. Šiaip aplamai lygos, kurios, insulinas, pučia žmogų, taip, ir daryk, ką nori tenai. Taip. Kas dar? Iš tų galėtų būti tų fiziologinių dalykų. Iš tų fiziologinių yra toks ganėtinai ribotas tas srautas, nesrautas, tas kiekis tų priežasčių. Aš tik jas bandau aplamai įvardinti, įduoti, kad gali būti šitaip, kad nebūtinai stresas yra, kad gali būti ir hormonai, kaip tu sakai, kad gali dasidėti prie to. Taip, tada paskui tada perinam ir į stresus, taip, perinam į stresus, perinam į tą aplamai psichologinę būseną, gynybinę, tą užsiauginti tą sąlyginai, sakykim, barjerą nuo sukančio pasaulio. Čia tie tokie, kurie... Psichosomatiniai yra. Kurie, jie susideda ir toks gali būti daug tokių scenarijų. Gerai būtų iš tikrųjų save pasinagrinėti ir paskirti laiko, pasinagrinėti, dėl ko pas tave taip yra atsitikę. Ta prasme, bent jau pabandyti, čia nereiškia, kad tu rasi, bet jeigu tu pradedi kažkur tai skapstytis giliau, tu daugiau pradedi suprasti, daugiau pradedi sužinoti ir tose vietose atsiranda aiškumas, ne tik aiškumas, atsiranda... Aiškiau gal. Dingsta neaiškumas, gal taip įvardinkim, kad kažkoks, jau galbūt ten. Nes kol bet kokioje gyvenimo sferoje yra neaiškumas, tenais yra įtampa į tas vietas pažiūrėti, ar ten apie pinigus neįsigilini, ar apie santykius neįsigilini, ar apie sveikatą neįsigilini. Visą laiką gaunasi čia kaip ir baimė, ta vieta tokia stresinė, įtampinė vieta, nes tu nežinai. Taip, tu jos nepragilinai, tau neaiškinai, nepramatėjai, neišnarpstėjai, neižiūrėjai. Todėl tokius akcenčiukus tuose srityse, kaip viršsvoris, reikia pasidėlioti, pasiieškoti. Čia yra jūsų gyvenimas, jūsų tas laikas ir tas, kad tu pagalvosi apie tai, tu jau taip ar taip galvoji apie tą, tu stresuoji, tik energija biščiuką ne ten, tu ne į problemą, o į sprendimą bandyk pakreipti. Kas čia galėjo atsitikti, kodėl taip galėjo atsitikti, pagalvojimai. Ir kai tu smegenis nukreipi nuo to, visų pirma, sakau, tenais gaunasi ta problema neberyški, atsiranda nukreipimas dėmesio į tas kitus aiškinimus, žiūrėjimus ir kartais gali netgi ateiti kažkoks supratimas, kad dėl to taip ir yra ir viskas, ir tada pas tave atsiranda toks palengvėjimas, taip yra. Čia ateina palengvėjimas, kad taip yra, ar genai, ar kažkokią gal lygą surasti pas save gali, kaip sakyti, cukraligę gali surasti, kaip pavyzdį, iki šiol tu jautais gerai, gyvenai, nejautai, kad tu cukraligė, o cukraligė tenais pusę metų ar metų, ten kažkokia tokia lengva forma. Arba pradėjo ten tas svoris augti, kažkodėl tai. Ir atrodo, ten būna žmonės sako, nieko nevalgo, svoris auga, pauoščius maistą.
Tai jo. Nu, čia tas irgi apie pasiteisinimus, čia kitas niuansas yra tas poščius. Ne, nu aš čia kaip pavyzdį tau sakau. Jo, kaip, bet taip gali būti, čia... jeigu tu nežinai ligos, tai tau ir atrodo, kad pauoščius maistą jisai auga. Supranti? Na tai šiais laikais, kai tas maistas yra skirtas greitam vartojimui, kaloringas, jis yra, nu taip, tada žinai, vos ne per įkvėpimą gali biškiuką suvalgęs ir jau... Aš čia tik tai pridėjau prie tavo to pasakymo. Nu, prie to pačio, ne nauja tema kažkokia tai. Tai kitas yra tas supratimas, kad aplamai mane tas visas supantis maistas, vakar, kad jau pradėjau šnekėti, jisai yra kaloringas, jisai yra skirtas... Jis neskirtas, bet jis yra suvalgiau ir iš karto didelis kalorijų kiekis iš karto, nes kaip žmogus papradžių senai buvo daržovės ir maistas žalias, nebuvo taip lengvai įsisavinamos tos kalorijos. Tada atsirado kepimas, virimas, maisto apdorojimas, paprastas, tada atsirado lengvesnis kalorijų iš mėsų įsisavinimas ir prasidėjo tas augimas kaloringumo, tada etapai ėjo, tada kitokie moksliniai atradimai, ypač 20-ame amžiuje atsirado, kas pakėlė aplamai žemės ūkį ir visą, bet visas tai į chemiją ir kad tas maistas yra dabar belekoks ir kadangi mes esame pripratę užkandžiauti, čipsiukai, saldainiukai, prie kavos ten torčiuką, būtinai ten kažkas toks, vis su to pastovaus, to tokiu malonumiukai, nes yra tas maistas padarytas ne kaip faktas, kad reikia, kad žmogus būtų gyvas, nenumirtų, jis padarytas kaip prekė malonumas tam, kad tu... Ir dar, kad priprastum. Taip, kad tu priprastum. Visur cukraus yra dedama į mėsas, į rūgščius, į sūrius dalykus, ta prasme, toks protas nesupranta, kas tenais yra, saldu, ir tas kiekis. Tau, o smegenys supranta, kad jis jos nori šito, jam patinka. Nes jam skanu, tai va, pavalgykim. Tai irgi čia vienas kaip ir supratimo dalis yra, kad tu esi manipuliuojamas ir tu turi bandyti ieškoti atstojimų tam, kaip atsikovoti savo tą esybę, atsiribojimus tos. Visiškai, kad nevalgyti kilogramais, kažkokių saldainių, ar ten dienom nevalgyti dalėsim. Nes pavyzdžiui, aš nesakau, kad jeigu atėjo noras, ir ten reikia suvalgyti 200-300 gramų saldainių, kad tu negali. Aš pavyzdžiui taip darau ir aš savęs nei kaltinu, nei kaltinsiu. Gal daugokai? Nu, kai tu parveži, pavyzdžiui, tos, geišas parveži. Ten, aš per 2 kartus beveik suvalgiu, tai 200 gramų skaityk, reikia man, reikia pasakyti iš tikrųjų, kokią tu čia dietą susigalvoji. Tai čia dar prieisim, čia mes prieisim paskirties dietą. Mes prieisim pagal laiką? Dar turėtumėm prieiti, aš manau. Tai mano sudėliojimas minčių yra tame, kad turi žiūrėtis ir darytis aplinkui, nesusikoncentruoti vien tik problemą, bet susižiūrėti, kas dar tau tą problemą įtakoja. Sveikata, gyvenimas, aplinka ir tada jau eini, jeigu ten jau viską, eini jau į žiūrėjimus, ką reikia atsisakyti, ko nedaryti, eiti, bandyti kažkokias daryti dietas. Ir vėl tos dietos, sportai, viskas juk tais yra individualu. Esmė tokia, kad reikia viską išbandyti, bet aš kaip sakau, ne į nenaudą savo, ne užčerp себе yra rusiškas, toks man patinka, kad tu savo turi nekenkti, tu darai pakeitimus, bet jie turi būti nesudėtingi, nes jeigu sudėtingi, žmogaus yra smegenis, pripratusias atmesti tuos sunkius dalykus, jie leis eiti viskas, bet jeigu jis yra labai sunku, tai bus labai laikina. Mėnesį 2 sportai, ten kažkokie santykiuose, dietos, viskas yra atmetama. Darbė kažkokie, tai aš ir dabar mokysiuos, aš ten lipsiu į kalnus, aš ten kelsiuos. Prisižiūrėsiu ten, ką kiti daro, 5 rytą kelsiu, žodžiu, nes taip gerai yra. O jeigu tu esi tasai pelėdar, kuris ten vakarinės, tu niekaip neiškeiti. Ne, tu atsikelsi, bet tau bus labai blogai, nes tu negali šitaip. Ir įprastai žmonės meta tos dalykus. Todėl turi ieškoti tos būdus, kaip
Savus, ne, Savus. kad tau tiktų. Taip. Pavyzdžiui, mes su Tomu dabar jau kokį 1,5 metų turbūt, ne? Jo, einam į baseiną, į Aqua Fitness. Ir mes pradėjom kartu eiti, aš Tomą priviliojau, einam, pabandyk ir aš jį prisiviliojau šiaip ne taip. Ir jis jau pradėjo pats eiti, pats norėti. Bet pavyzdžiui, dabar išsigrynom taip, kad ten padarė papildomą 8 ryte klasę, nes moteriškės norėjo, kad būtų papildoma, nes netelpa žmonės į tą kiekį, kur jis būdavo ryte. Viena klasė netildo, padarė 8 ryte. Ir aš pradėjau to naudotis, nes aš išvežu vaikus ryte į mokyklą ir 8 aš galiu būti baseinė. O Tomui netinka 8 ryte baseinas, nors jis ir galėtų su mumis važiuoti, mes galėtume eiti kartu. Bet jis sako, man ne, aš einu 10, man yra 10 geriau, o man geriau 8. Nes aš 8 pasportuoju, nusiprausiu, tvarkai, grįžti ir jau tu gali pradėti darbus kažkokius daryti, jau man diena prasideda. Pagal faktą, man irgi būtų, aš irgi tą prasme. Bet tu nenori pagal faktą. Negerai tau yra. Vėliau, ta prasme, biškiuką vėliau. Nes aš keliuosi vaikus vežti, nes man taip yra geriau. Kodėl aš keliuosi? Nes man tai yra mažiau sunku negu Tomui. Ir aš tai darau ir paskui man galvoju, man visai pakeliu yra tas sportas. Ir va, mes žiūrim, mes sportuojam ir liktai galėtumėm kartu važiuoti, bet mes važiuojam atskirai, nes mums taip yra geriau. Tai čia apie tą, žinai, prisiderinimą, suradimą. Kai aš kažkada į sportus ėjau, aš nejau, bet pradėjau eiti, atsirado toksai Lietuvoje, kad aš neturiu laiko, tenais darbos nuo 8, po darbo reikia paimti, leiskim, baigėsi 5, tada turi važiuoti paimti vaikus iš darželio per visą Vilnių. Ten gaudavosi 40 minučių, dar 5 nesibaigė darbas, dar biškiuką pasivylini ir ten jau vos ne 7, 8 tik tais namuose kažkur, 7 daleiskim namuose, tai kokius dar sportus, tai žinai, kai visą dieną atneis. Atvarėjai, atlakstai kažkur. Aš niekaip nematau, nėra kaip, bet radau tokį sprendimą, kad iš ryto yra biškiuko laiko. Bet irgi tas buvo trumpai. Nes žinok, tau netinka. Jau, žinok, virš metų atvaikščiau, kad kažkas tik tais, gal mes persikraustėm, žinok, mes tada persikraustėm į sodus. O ten jau gavosi, man jau nepakeli, kiti niuansai gavosi. Bet, kad, ieškojimas gaunasi, surandi, kažkokį... Prisiderinti jo. Nes gali būti, viskas tau tinka, bet tau valanda netinka, ten laikas netinka, ar kiekis netinka ir viskas, ir tu jo neįsikiši, bet turi tą, sakykim, pakeitimą įsiderinti kiek įmanoma, dar neskausmingai į laiką kažkokį savo, jeigu sportai, tai kada tai daryti, kada tuo užsimti, kada tu turi laiko. Ir be to dar noriu pridėti prie to tavo, ką tu sakai, kad kai jau mums yra 40, virš 40, jau pradėkim sportuoti. Nes iš tikrųjų mes kažkaip tai sutinkstam, aptinkstam jau, nebėra tos jaunystės, nebėra to žvalumo. Jisai mažėja, jis natūraliai mažėja, bet judėti reikia. Tai yra ar pasivaikščiojimas, ar kažkoks sportas, kuris jums bus malonus, kažkoks judėjimas malonus jisai turi būti. Ir reikia tuom užsiimti, nes aš anksčiau kažkaip, kam čia to sportuoti, aš tada sakydavau, nereikia, nes aš pati nenorėdavau kažkaip tai ir nejusdavau, kad tipo to reikia. O paskui, einant metams, pradėjau justi, kad šito reikia iš tikrųjų. Ir jeigu sportuojat, kai jauni esate, tai jums tik tai nauda yra. Vaikams irgi reikia sporto, judėjimo, nes užsisėdi tose mokyklose, per mažai judėjimo jiems yra. Dabar šiais laikais daug kas sėdi prie telefonų, prie kompų ir iš vis jo nebėra to judėjimo. Tai mes turim įsijungti tai iš papradžių vos ne per prievartą. Pavyzdžiui, mes supratom, kad reikia nesportuoti. Ir žinom, pavyzdžiui, mes turim visas galimybės daryti tai namuose. Turim, bet mes nedarom namuose šito. Tu turi YouTube, ne? Įsijung, bet kada daryk kažką tai. Turi 5 minutės laisvos daryk. Nedarai nei 5 minučių, iš vis net kilimuko nepasiemi, dulka jisai ten. O susimokėjai į baseiną, nežinau, kas čia veikia. Mane veikia turbūt tai, kad man patinka vanduo, mane asmeniškai. Man patinka būti vandenį, man visada patikdavo plaukiot ir va ten darai tos pratimus ir man tai tinka. Ir tas dušas, po to tas vanduo. Buvimas vandenį man patinka. Ir man patinka tai labiau negu, tarkim, joga, kuri yra šalia vandenyno, ne? Tai man ten geriau yra viskas. Ir tu tiesiog susidedi tašę ir tu, žinai, varai.
Ir dabar aš jau noriu važiuoti, jau taip viskas pasikeitė, kad aš jau noriu, man jau nebereikia versti savęs. Nu, mes labai prisiplėtėm apie tą sportą. Čia yra viena dalis tik tai tas sportas. Ką dar? Tu gali papasakoti apie savo asmeninį, ką tu sugalvoji ir kodėl tu sugalvoji, kad reikia tau mesti viršsvorį? Aš nežinau, tas pas mane... Kodėl atėjo tas suvokimas? Suvokimo... Pas mane nebuvo niekada, jisai svoris labai gal ir mažas, kol ten jaunas buvau, nebent jisai plonas, plonytis, tai jo nebuvo valgyti. Plonytis buvo, aš prisimenu tą nuotrauką, kai buvom sodė pas draugę, ten kepėm šašlykus, ten su šašlykais, iš vis pilvas va į tą pusę, į vidų. No. Bet jis ir neauga niekada, kadangi aš aukštas esu, man tas svoris jis ganėtinai normaliai pasiskirsto, ten virš 100 niekada aš nesvėriau, nors šiaip, ta prasme, vyrai ir 106, 110, 16 sveria, ten kas yra apie 1,90 m ir tas svoris toks ganėtinais būna apsiskirstęs, bet pas mane pilvukas jis toks yra. Ir, nu, ten kaupiasi. Jo, ir kaupiasi, ir ten jis taip vat vis kilnojasi, tas svoris didėja, mažėja, nu, tai vat vis reikia mesti svorį, mažinti viršsvorį, bet iš tikrųjų, čia iš tikrųjų labiausiai gaunasi toks, tam, kad jisai neprasprūstų į nereikiamus tolius labiau, va taip galbūt yra, nes yra mažesnis judėjimas pas mane, tai reikėtų arba judėjimą didinti, arba maistą. Nu, kadangi man maistas patinka, skanus, tai ir tai žiūrinėjau ką. Tai bandyta buvo ir keto dieta, net nes buvo. Tai jinai suveikia. Jo, irgi veikia, ta prasme. Čia visas veikia dietos, jeigu jų laikaisi. Bet kuri dieta veikia, bet kuri. Tai turi, yra to dietos apibūdinimas, bet aš su keto ten kažkas man nepatiko, ten yra daug darimosi, maisto gamybos tokio konkretaus, jis ten turi būti siaura. To valgyti jau ten jau. Čia gyvenam Tenerifėje, tai tas su maistu net Lietuvoje neįėjusi Maxima ar netgi tam pačiam Londone, tu visokių tų produktų gali prisipirkti, dešrelių, parūkytų. Čia irgi yra labai daug visko, tik tau nepatinka. Man nėra. Tau nepatinka, bet daug visko yra. Vien čipsų pasižiūrėjus yra vos ne 3 rūšis su druska, su tomatais, su sūriu, viskas. Kaip Lietuvoje pasirinkimas nežmoniškas yra, kaip pavyzdys. Tai tas skonių pasirinkimas čia ribotesnis. Tai su mėsomis pas mane taip aš nelabai susitaikiau, tai buvo mestas tas po kurio laiko, bet irgi svoris buvo sumažėjęs. Nežinau kiek, bet žemiau negu 90 tikrai jau kažkur buvo svoris. O dabar žiūrėjau vieną laidą ir ten pasisakė, sako, man patinka maistas, man patinka valgyti ir patinka valgyti, kiek aš noriu valgyti, tai sako, pradėjau riboti laiką, kuriuo aš valgau. Na ir sako, yra ten tie keli ribojimai, tenais, tas gaunasi, iš tikrųjų čia skaitosi protarpinis tas badavimas, kas 12 valandų, arba ten dienomis yra, kas 12 valandų, kažkokios 2/3, kažkaip ar 1/3. Nu, tai aš pagalvoju, kuris šiandien man būtų aktualiausias ir įdomiausias, tai kad 8 valandas valgau, o 16 nevalgau dienos metu. Nu ir viskas. Ir dabar aš tai vadovaujuosi, gal mažiau gaunasi nuo 10 iki 5, tai gaunasi 7 valandas. Ne 8 kažkodėl gaunasi pas mane. Reikės peržiūrėti dietą. 7 valandas. Ir aš nuo 10 valandos pradedu valgyti, kas bebūtų. Ar 6, ten 5 ne, 6, 7 keliuosi, tai ten kažkokia kava, kažkas tokia arbatą galiu, aš sau leidžiu, bet maistas tik nuo 10 ir 5 valandą pas mane baigėsi. Ir aš valgau, ką noriu, kiek noriu. Tai dabar galima nuo 9 pradėti tada. Man bus lengviau tada. Ne, aš nenoriu taip. Nes man labai sunkiai derinti prie šitas. Ir viskas. Ir
nei saldumynais, nei maistuose, nei lėkšties kiekyje, aš va tą... Nieko neriboju. Ir žinai, sako, o kaip vakare, aš televizorių, pavyzdžiui, pasižiūriu ten kažkokius serialus, tai 11-12 aš einu miegoti, tai sakykime, nuo 5 iki 12 nakties aš tą laiką visą skaityk nevalgau. Nu, pas mane kas yra vanduo, arbatos ir kava galbūt. Ta prasme, kažkas, kas iš gėrimo aš sau leidžiu, buljonų jokių negeriu, bet šiaip netgi leisčiau aš savo buljoną, aš sau leisčiau. Kaip skysti. Jo, kaip skysti. Svarbiausia, man būdavo irgi nuo 9 valandos sunku tas toksai pratina, tas toksai kažkokių užkandėlių valgy. Nu, čia yra blogiausia, kai tu ant nakties prisivalgai, prisidedi kažkokio tai skrandį ir tas skrandį tą naktį nieko neveikia, o tas naktį tu valgai, nu vėl kažkokias skanumiukus, kažkokius tokius tos užkandėlius. Nu, mano gyvenime toks yra įpratis susidaręs. Ir viskas, ir tas svoris tada įsitnais, jau 9-9 dalysim. Tai va dabar, nu jau prieš naujus metus prasidėjo, tai vat, ir aš nejaučiu įtampą, svarbiausia, labiau Raimonda, jaučia, kad jinai turi derintis, kad aš nevalgau kažko, bet aš sakau, važiuojam kažkur tai pavalgyti, tai jisai nevalgys, nes jam nuo 10, o man jau pusė dienos praėjo 10 valandą, jam dar tik tai rytas yra ir tą sunku suderinti yra, ir jis svarbiausia, kad jis nu, tai sakau, padaryk išimtį, jis nedaro išimčių. Ne, nes jeigu šiandien padarau išimtį, rytoj išimtis, po rytoj išimtis, tam visai ne, gali būti 2 kartus, pavyzdžiui. Nu, gali, dažniausiai į savaitę gautos 2 kartus, va, jeigu taip dabar pastebėjus, tai raščiau 2-3 kartus į savaitę. O kada aš prašau? Tai dar ir ne tu yra, dar ir Meda prašo, ir pas mane dar kažkokio atsiranda niuansėlių. Tu su jais kartu nevalgai. Tai va, išlystų pas mane 2-3 kartai į savaitę, aš nenoriu pas mane. Nu, tu per daugini, bet, nu, tiesiog, gaunas, kad, nu, tipo, niekada, nedarau šito. Ir tas jau sunku yra. Man kaip porai, kai mes kažkur tai, važiuojam namuose, tai man tas pats, bet tai, kai važiuojam kažkur tai, kad kartu pavalgyti, nu, tai jau problema yra. Nes aš nevalgau. Ir tada gaunas, kad, pavyzdžiui, jeigu aš kažkur pavalgau, tu nevalgai, tada tu gaunas jau nevalgęs esi ir ten iki pietų jau nebevalgai, žinai, kas... Nu, bet tu tą priėmė ir tada sakai, nu, nevalgau. Nes pas mane gaunasi, ir šiaip, ta prasme, jeigu aš važiuoju į sportus, tai aš vis tiek iš ryto jau gaunasi nevalgau, per sportus nevalgau, dar kažkur į parduotuvę reikia užsukti, į namus grįžtu. Ir vėl tik ant pietų. Gaunas pavalgai vieną kartą, vieną arba 2 kartus valgau. Tai ką aš labai stengdavausi, tai būtinai, kad 5 valandą jau tikrai gerai pavalgyti kažką, ten lėkštę didžiulę, ten jau kažko ten suvalgyti. Kad jau būtų normaliai. Tai, žodžiu, esmė yra galų gale, tai yra tvirtas nusistatymas, bet tu taip ir nepasakai, dėl ko tu nusistatei, kad tau reikia mesti svorį. Aš žinok, aš tik pamačiau laidą, aš neturėjau jokios intencijas. Tu pamatei mintį, man patiko. Nes toksai pas mane, nu reiktų pabandyti, bet į čia sunku, į čia nesigauna, į čia. Reikia pabandyti šitą. Palauk, reiškia, visi kiti tau netiko, kuriuos tu bandai, o tą, ką tu išgirdai, tau visai tiko. Nes gali valgyti, ką nori, kiek nori, ką nori. Tau asmeniškai tai tiko. Ir reiškia, mintis, kad mesti viršsvorį jinai buvo jau kurį laiką ir buvo bandyta daryti, bet kažkaip negerai, netiko. Ir tada gaunas, kad tu tą išgirdai, davai pabandau šitą. Ir šitas man tinka. Ir aš tu tada gaunasi savęs neeikvoji, tu savęs nekankini, leidži viską ir jis dabar labai visiems, ta prasme, su kuo. Aš labai gerą būdą žinau, valgai viską, tik tai kažkokiam momentu. Visą dieną. Visą dieną praktiškai tu valgai, kada nori, kiek nori visko, bet paskui tu nebevalgai ir viskas. Ir tai jam veikia ir jis sako ir kitiem, pažiūrėkit, koks geras būdas, kaip gerai veikia. Aš čia dėl to, ką nepažiūrėkit, bet čia tame, kad jeigu, žinai, čia tam įgarsinau, jeigu žmogus galvoja apie tai, irgi taip pat, kad irgi išgirstų, galbūt išgirdęs, irgi, gera mintis reikia pabandyti. Žinai, kai tai mes visada tuo gėriu dalinamės. Tai kokio aš gėriu dalinuosi grupiai Mind Detox ir aplamai visuose video, kuriuose aš neku, tai tuo pačiu gėriu, kuris buvo geras man. Aš absoliučiai nieko neišgalvoju, viskas yra praeita asmeniškai. Ir dėl to mes ir šnekam apie asmeninius dalykus, ką mes esam išbandę, ne kas yra teoriniai tik tai dalykai, nes teoriniai yra niekam neįdomus.
O tie, kurie pereiti asmeniškai ir kai tu žinai, kad tikrai tai veikia, tai to gali jau dalintis. Žinai. Tai va, o kas norite, jeigu daugiau kažkokių tais patarimų dalinimus, ne vien apie sveikatą, junkitės prie Raimondos grupės, yra martinaitinė.lt puslapyje Mind Detox akademija, yra mėnesinis mokestis 9 eurai su centais ir tenais vyksta kas savaitiniai laifai, bet čionais mes užkabiname apie viršsvarį, bet Raimonda šneka labiau apie santykius, apie gyvenimą. Kokie klausimai, bet nes irgi problema yra. Čionais gaunasi psichologinė, kaip ir skausmas, psichologinis skausmas žmogui gaunasi. Nes, pavyzdžiui, žmogus stresuoja ir tada valgo. Tai mes turime žiūrėti, kodėl jis stresuoja, ne? Kas iki to valgymo yra, kas vyksta iki valgymo jo gyvenime. Ir mes turim žiūrėti šitai. Atgal eiti. O čia jau kartais būna jau nebe fiziologija, o grina psichologija. Ir ten jau tokie dalykai, kurie yra nematomi, nepamatuojami ir neapčiuopiami, kuriuos reikia jau žmogui jausti, jam reikia suprasti, jam reikia tai įsigilinti. Ir tą norėjau dar pasakyti, kad čia, ką mes kalbėjom, mes kažkokią tai dalelytę tik užčiuopiam, nes gal bus kokių nepatenkintų, ką jūs čia pašnekėjo, čia visiškai pilnai neatskleista tema, tai mes ir neturėjom intencijos atskleisti juos. Tiesiog kažkokie tai punktukai, ką jūs išgirsit savo ir jeigu reikia kažkokių konkrečių dalykų, tai tada jau kviečiam jungtis prie grupės, užduoti savo klausimus asmeninius ir ten jau galima žiūrėti. Bet bent jau, kad reikia atkreipti dėmesį ir į fiziologiją, ir į genetiką, ir į tą aplinkos, to maisto, ką mes valgom, kame mes gyvenam, ne. Tai irgi tai labai svarbus dalykai, kartais žmonės, ne visi tą žino iš tikrųjų. Atrodo labai paprasti dalykai, kad reikia susižiūrėti, pavyzdžiui, savo sveikatą. Ir kai mes šnekam apie psichologinę sveikatą, tai ta fiziologinė sveikata yra neatsiejama nuo psichologinės. Tu negali vien tik tai psichologinės tvarkyti, jeigu pas tave su fiziologija yra blogai. Tai jau turi eiti pas gydytoją ir tą fiziologiją tvarkyti, žiūrėti, daryti tyrimus, žiūrėti, ko trūksta, ar ko ten per daugiau yra, kur ką mažinti reikia, kur ką tvarkyti. Tai būtinai reikia tos dalykus žinoti, kad ne vien tik tai psichologija yra, ne vien tik tai programos ir traumos, kurias man tėvai ten vaikystėje padarė. Ne? Tai ir dabar dėl to aš tai blogai gyvenu. Ne vien tik tai dėl to, tai yra tokia kaip sistema, ne? Organizmas, jisai veikia išvien ir mes turim žiūrėti į visas dalis. Ir mes patys irgi susiėmėm savo sveikatą turbūt prieš kiek čia metų, prieš kokius 5 gerus metus. Tai mums dabar 43, ne? Tai maždaug tokių link 40 mes pradėjom jau žiūrinėtis, kaip čia reikia. Tada ir vaikus įtraukiam daugiau į tą, ne? Kad reikia prisižiūrėti, kokius papildus gerti, vitaminus, kokius, ko trūksta, pasidaryti tyrimus. Mes anksčiau šito nedarėm, gyvendami Lietuvoje. Aš iš vis galvoju, kame mes gyvenam, kad kažkokius bendrus tyrimus darai, bet tu daugiau nelendi giliau. O paskui tu supranti, kad tu turi būti pats savo daktaras, pats savo psichologas, pats savo gydytojas, žodžiu, pats savo viskas. Tu turi žinoti tuos dalykus ir tu turi jais domėtis. Ir tai yra tavo atsakomybė. Ne gydytojo atsakomybė yra tave išgydyti, o tavo pačio atsakomybė. Todėl viską prisimam ant savęs ir, žodžiu, darom tai. Tai ką dar norim paprašyti, kadangi Facebookas čianais keičia kažkokius tai nustatymus, niekada iš tikrųjų šito neprašiau, bet dabar paprašysiu, kad tie, kurie žiūrėjo, kuriem patiko, kad jūs palaikintumėt tą video, kad jis eitų, daugiau rodytų jį, nes mes matom, kad jo neberodo tiesiog tų video. Tai jeigu jums patinka, jeigu jūs norit mūsų to kontento, jeigu jis jums tinkamas yra, tai padarykit kažką, kad tai ir toliau būtų, nes jeigu mes būsim nematomi, tai mums iš esmės net nėra dėl ko jungtis, nes mūsų nemato niekas. Tai pašėrinkit, pasidalinkit su savo draugais, taip pat YouTube, kas žiūrit, irgi palaikinkit ir pašėrinkit, parodykit kitiem irgi, kad, YouTube tai nėra šėrinti, ne, tai negali šėrinti. Laikas yra. Užtenka laiko, ten subscribe paspausti, kad matytumėt, kad naujai yra įkelti. Jeigu jums patinka tai, ką mes šnekam, kaip mes šnekam, kokie mes esam, jeigu jums tinka ir galite iš mūsų mokytis. Tai tokie aprašymai ir tada šiandien tiek, ne? Dar į Martinaitinė.lt yra šiaip daugiau visokių video. Čia, užeikit, nes yra daug pridėta video, yra straipsnių pridėta, pasiskaityti, pasižiūrėti informacijos aplamai, kaip apie santykius, apie saviugdą.
apie vidinius išgyvenimus, apie vidinius jausmus. Tai vadinasi, Martinaitinė LT yra daug informacijos ir taip pat, sakau, surasite prisijungimą prie grupės. Dar noriu pasakyti, Facebook'e, kas Facebook'e žiūrit, galite neiti į YouTube'ą, ten yra daug labai prikeltų video, rasit visokiausių įvairių ir senesnių mano, o kas iš YouTube'o pamatė, tas galite ateiti į Facebook'o puslapį, kuriam dabar buvo tas video. Mes kartais keičiam pavadinimus, tai nelabai noriu sakyti pavadinimo dabartinio. Bet Martinaitinė vis tiek surasite jūs. Per Martinaitinę LT ir Martinaitinę suvedus rasit. Jo, ir YouTube'į Martinaitinę surasit mus ir pažiūrėsit. O šiaip kviečiam į grupę jungtis, todėl kad ten yra faina, ten yra grupė sąmoningų žmonių, sąmoningėjančių, ieškančių to paties, kas man labai patinka ir tinka, kad žmonės yra mandagus, kad jie yra priimantis kitus, bandantis suvokti kitus ir pas mus nėra jokių nei patyčių, tokių šis neleidžiama yra ir nėra tokių dalykų. Todėl ir man pačiai labai patinka prisijungti į detokso grupę, kai darau live'us, nes aš žinau, kad ten bus žmonės, kurie atėję yra mokytis, pažinti savęs ir jie jau pozityviai ir teigiamai žiūri į mumis ir mes jiems patinkam ir todėl nėra tų tokių, žinai, kažkokių tų negatyvų. Ir jūs prisijungia ir irgi pajusit šitą, kad ten šito nėra. Jo, ir svarbiausia dar viską užmirštu, kad yra svetainė, kas prisijungia prie grupės, gauna prieėjimą prie 400 video aplamai. Kiek Raimonda yra dariusi. Tai 400 video yra jau su visokiais santykių nagrinėjimais ten tos informacijos. Žinot, atrodo, ką aš čia gausiu čia, ar tam dar kažką. Tai 400 video po 1,5–2 valandų video, kuriuose yra daug atskleidžiama, daug kalbama, daug situacijų nagrinėjama, daug atsakymų duodama. Kas sugeba klausytis, tai čia yra viskas už dyką. Tiek informacijos už dyką, tu gali taip visai perversti savo gyvenimą absoliučiai. Ir praktiškai už dyką aš tą turiu omeny, žinai, bet čia tik tai reikia mokėti klausyti. Ne visi žmonės moka klausyti, ne visi moka susikoncentruoti. Daug kas irgi ieško tiesiog, kad už mane padarytų, kad duotų man piliulę kažkokią, bet tai dėja tos piliulės nėra. Ir nieks jums jos neduos, net ir kiek jūs pinigų sumokėsit, jos nebus. Ir vis tiek reikės dirbti pačiam galų gale. Tai jūsų atsakomybė. Tai visiems gero savaitgalio. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskite laiką, jeigu patiko. Ir susitiksime kitose laivuose arba grupėje. Iki.